Sveiki, čia Pikts transliuoja iš savo miegamojo. Ką čia darau, aš žaidžiu šachmatais, bandau pasiekti 1700 elo reitingą, bent jau chess.com ir žaidžiu 10 minučių greituosius šachmatus. Praeitą kartą pasidariau savo iššūkiuką ir žaidžiau nuo maždaug 1100 reitingo iki 1200, tai buvo tikrai pakankamai didelis iššūkis, nes užtrukau gal 3 valandas kokias, visiškai nusikankinau. Šiandien galvoju padaryti ne tokį maratoną didelį, o pusmaratonį nubėgti ir pakelti bent jau iki 250. Vėl tokia pati situacija, su po darbų, pavargęs visas per dieną į ekraną žiūrėjęs, bet kodėl nepasižiūrėjęs dar porą valandėlių į ekraną ir pradedam žaisti. Taip, gavom juodus ir žaidžiam prieš kažkokią merginą iš Izraelio. Izraelis labai kariauja intensyviai šiuo metu, bet gerai, bandom. Nenoriu kariauti, noriu tiesiog gražiai pažaisti šachmatais. Įdomi situacija. Aš visiškai nesu pripratęs žaisti prie tokio debiuto, bet ką galiu pasakyti, jinai nori, kad aš išvežčiau čia savo reikia ir tada valdovė čia labai gerai jaustųsi, bet tai žinant, galbūt šiek tiek užbėgam įvykiams už akių. Taip, o dabar man gresia matas, taip greitai, pačioje žaidimo pradžioje. Aš aišku turiu galimybę čia patraukti savo reikį, bet tuo metu mano gražusis ponis miršta. Ir aš nelabai ką galiu turbūt padaryti, nebent nematau kažko, dar yra variantas tiesiog uždengti valdovę ir gal tai yra labiau logiškas variantas. Bandau tokį variantą, uždengiu, bet aš jau nujaučiu, kad man artėja nemažai bėdų. Nes aš dabar turiu patraukti savo žirgelį. Ir kas iš to? Žiūrėsim, kas iš to išsivystė. Taip, gerai, apsikeitėm žirgeliais. Jau dabar mato grėsmė nebėra. Taip, bet gaunu šachą ir čia bus suvalgytas mano peškiukas. Na, gerai pasiruošus labai žaidėja. Aš dėl to galiu padaryti turbūt nieko. Peškiukas miršta, peškiukas miršta. Va. Čia žaidimo pradžioj ir jau 2 peškiukais minuse. Viskas. Kol kas man labai nesiseka. Gerai. Labai čia buvo skubėta ir aš jau esu -8. Ar yra kažkokia galimybė išsigelbėti? Neįsivaizduoju. Bet laikas parodys. Buvau labai gerai čia apžaistas. Reikės pastudijuoti šitą iš tiesų debiutą tokį, nes visiškai nebuvau niekada gyvenime su tokiu susidūręs. Gerai, bent jau vieną peškiuką bandau atsimti. Tikiuosi čia kažkokio triuko nėra. Gerai. Kas toliau vyksta? Toliau nieko nevyksta. Gerai, mano dabar yra žirgelis užpultas. Jį apginsiu. Dabar man gresia. Gerai. Reikia dar kartą apginti, nes žirgelis yra labai stipriai puolamas. Reikia, aišku, visada turėti omeny, kad ir žiūrėti tą backranko matą, nežinau kaip lietuviškai, jeigu kas nors žino. Būčiau laimingas sužinojęs, kaip vadinasi tas toksai galinis
šachmatas. Reikia turėti tai omeny, kad čia neišsifiltruotų jo valdovė arba rikis. Nebūtų labai malonu. Gerai. Ką, aš galiu tiesiog vaikyti jo valdovę, bet nežinau, labai daug iš to kažko iš tiesų nelaimiu. Man reikia kažkokių įdomesnių veiksmų sugalvoti, ką galiu nuveikti. Gerai, jeigu aš paeinu čia. Ir dabar tarkim čia. Gerai, pasižiūrim. Duodu šachą. Pabandom. Bet jis gali kuo puikiausiai. Jo, jis gali apsiginti su karalienė. Čia buvau sugalvojęs tokį triuką, jeigu netyčia būčiau paėjęs su savo plytą, jisai nuimtų mano plytą ir galvojau aš labai gudriai, kad tada čia šokau, bet nesąmonė. Sugalvojau, aš to geriau apsiginsiu, kad negrėstų man tas labai nemalonus matas. Gerai, man reikia iš tiesų išvilioti. Gerai, čia iš tiesų galbūt ir klaidelę padarė. Gal ir ne. Jeigu aš paeinu čia, einu čia, gaunu šachą, išeinu čia, tada čia. Vienu žodžiu, nelabai gerai čia man. Reikėtų man šitą vietą savo apginti. Čia neišsifiltruotų niekas. Jeigu aš tiesiog čia paeinu, ar aš iš to kažką laimiu? Nelabai ką laimiu. Gerai. Ką aš galiu padaryti? Paslink tiesiog karalių. Nežinau, ar tai labai saugu ir ar tai labai gera mintis. Nu gerai, bet šitai vis tiek veikia dabar, man atrodo. Jeigu aš einu čia, tai dengiu karalienę. Jo, šiandien irgi esu visiškai po darbų, tai toksai gerai. Jos karalienė miršta, bent tiek gerai. Ir aš dar turiu čia vieną nemokamą peškiuką. Šiuo ir einu valgyti jį. Gerai. Vis tiek aš dar kol kas smarkiai pralošiu, tai labai čia džiūgaut nereikia. Žiūrėsiu, kas čia dar vystysis toliau. Tai dabar gali čia paeiti. Savo plytą, bandydamas išsaugot plytą. Jinai. Ir ar kas nors vyksta. Daug laiko apmąstymam. Pas mus laiko labai po lygiai iš tiesų yra, pasižiūrėjau. Abu turim po 5 su viršum minutės. Laiko atžvilgių panašiai mes čia galvojam. Gerai. Suvalgom arkliuką, nes jis buvo paliktas vienas savo.
Ir dabar jau jėgos labai apylygės. Tas yra gerai. Nu va. Turėtų toliau jis. Gerai. Šachas. Ką čia labai gudraus sugalvoti, aš nežinau. Nematau nieko labai gudraus. Kažkaip man reikėtų... Gerai. Jisai dabar, aišku, turi čia man šachą, aš pabėgu. Kaip ir gal nieko labai blogo nėra. Gerai, man šiaip ar taip reikia kažkur palienę saugiau padėti. Valdovė. Ir kas toliau? Tai, jo, jisai čia man duos šachą. Kas iš to gal nėra nieko labai blogo. Pasislinksiu, nu, kol kas nematau grėsmų, nežinau, gal pražiūriu. Ar kažkas, bet... Žiūrėsiu, kaip ten bus. Vėl nepasikeičiau pelės, tokia tragiška. Ranka iš karto paskausta. Nežinau, kaip dar tęsis mano šitas pusmaratinis iki 1250. Šiaip jo, pagalvojau, reikia taip pakelti, nes kai žaidžiau po vieną partiją, gerai, jisai čia neturi nieko, nes yra mano rikis čia. Nežinau, ką jis iš tiesų čia sugalvoja. Aš gal keliauju čia. Gerai. Siemam paskutinį šitą vienišą jo peškiuką. Jisai pasidarė savo vietos pabėgimui. Logiška viskas. Gerai. Aš keliauju. Čia gal šitą vietą apsaugot, nes jinai gali paeiti čia su Rikiu. Ir tada galvos, kad galės čia insifiltruoti. Bet yra taip, kad 2 bokštai, 2 šitos plytos yra verti 10 taškų, o valdovė 9 taškus, tai jeigu čia ir įvyktų keitimasis, aš visiškai nieko prieš. Gerai, keitimosi neįvyko. Gal tada nieko nelaukiant žygiuoju priekį. Taip. Aha, jisai dabar nori padaryti, pririšti mano šitą. Aš spėju, jo, čia toks kėslas yra pririšimo. Žiūrim. Jinai greičiausiai dabar čia paeis, bandydama pririšti, bet kas iš to vis tiek? Tiek nematau čia labai didelės grėsmės, aš gal tiesiog einu atgal, kad čia šiek tiek saugiau būčiau. Turbūt, nežinau, žiūrėsim. Ir iš to kažkas išeis. Taip, dar vienas šachas. Aš einu čia, kas tada? Nematau grėsmių, žygiuoju į priekį. Jisai tikisi kažkokiu būdu. Nu gerai. Jei aš einu čia. Aišku, dabar nelabai maloni.
situacija, jisai greičiausiai paeis čia, man iš karto reikia eiti čia. Čia nėra labai maloni situacija, bet dar, manau, valdoma tokia. Jis dabar gali čia paeiti. Šitas yra nemalonu. Šitas yra labai nemalonu. Aš realiai turiu 2 legalius ėjimus. Dabar... Ne, čia dar negali. Gerai, man reikės pasidaryti čia daugiau vietos. Savo, nes labai jaučiuosi užspęstas. Negaliu duoti net ir šacho, nes čia yra. Gerai, dabar aš nukertu, kas iš to. Jisai gali mane toliau vaikyti. Čia einu atgal, nežinau, gal nematau. Kažko labai baisaus, tikiuosi. Gerai. Kur man dabar geriau eiti? O, visgi čia. Svarbiausia ne ant baltų, nes ant baltų galėčiau gauti dar vieną bjaurų šachą. Gerai, ir aš iš tiesų matau vieną dalyką, ko nemačiau anksčiau. Tai šachas čia ir nebent kažkas įvyks, bet man atrodo šitas miršta, bet reikia labai gerai pagalvoti. Jisai tada duoda man vieną šachą. Nu, kaip ir turėtų būti viskas tvarkoj. Gerai, aš gaunu dabar čia šachą. Čia galiu užsidengti iš tiesų nuo jo. Gaunu antrą. Nu, gerai, bandau užsidengti. Žiūrim, jisai dabar duoda man antrą šachą. Vis tiek mano šitas rikis bus apsaugotas. Aš bėgu čia apačią. Esu +5. Gyvent galima. Taip, ir dabar jau, man atrodo, mano karalius yra gerokai saugesnis. Taip pat aš šiek tiek pirmauju laiku. Jau čia tokie šiek tiek desperatiški judesiai, man atrodo. Nelabai čia kas iš to išeis. Gerai. Galiu duoti šachą. Niekas dar nuo šacho. Tai jis dabar keliaus čia, aš duodu antrą šachą. Ir mano šitas pėstininkas bus apsaugotas. Nu va. Viena pergalė. Plius, o dieve, tik +13. Taip, dar teks daug pažaisti. Nu va. Tai nieko nelaukiu. Ir šaunam toliau.
Gerai, dabar reikia man labai būti atidžiam. Duodu šachą, neduodu šachą, nes man šakė. Tai man tiesiog reikia čia išvesti šitą daiktą. Šachas, tada būtinai reikės čia daryti pabėgimo. Gerai. Reikia būti labai atidžiam. Nu va, viskas. Labai gerai. Tikslas pasiektas. 1255. Man atrodo, buvo 4 ar 5 pergalės ir 2 pralaimėjimai. Na, po 50 lipti iš tiesų daug protingiau negu bandyti per vieną kartą 100 pasiekti labai vargina, bet po žingsnelį link tikslo einu, dėl to džiaugiuosi. Ačiū, kas žiūrėt ir iki kitų kartų. Čiau!